Aplankysim karališkosius botanikos sodus Šri Lankoje. Bandysim pažiūrėti, kas čia pas juos įdomu. O 10 eurų įėjimas, šiaip savo kainelės. Turim bilietuką, dabar čia kažką tai mums tikrins plėšis. Nu, prašau. O, taip, gavom. O, čia eisim. Įdomus kažkokie tai vaisiai. Geltoni. Kaip mūsų slyvos. Орхидею. Нама. У нас растет 188 вид орхидей. У нас 140 вид растет в этом районе, который Кенди районе 140 орхидей растет обычные. В šitam regione Kendi visos šitos orchidėjas šiaip turi 140 skirtingų rūšių orchidėjų Šri Lankoje. Gal kai kurių ir neatveža iki Lietuvos, bet šiaip visos tokios panašios pas mus gražiau net atrodo. Gal ne sezonas. Toksai botanikos sodas, bet iš orchidėjų išėjus neprižiūrėtas, taip ir sodas toks. Vaizdas nėra labai įspūdingo, dar kol kas nieko nepamačiau. Gražu, bet nieko tokio. Gal vienas iš įspūdingesnių, tai va čia va, šitas medis, čia palmės, palmelės, visokiausių rūšių. Gražu, bet krūminės palmės. O čia įdomu. Это европеанский магнолия. Магнолия европеанский. Местный магнолия другой, европеанский магнолия такие большие листья. Kažkokie įdomus medžiai. Atrodo kaip iš akmens padarytas, bet natūralus. Oliare. Ну, это просто. Nu, kažkas įdomaus. O čia įdomu tikrai. Deriva Augusta robusta. Augusta robusta Robusta. привозной. Это previously Robusta. 1865 году Англия королева Виктория Австралия привезли. Это сам. Тогда был наша колония. Auksisirginė realus. Это дерево часть высокая. Dar vienas medis. Pilnas. Skraidančių lapų, šikšnosparnių. Einu savo. Geras. Čia jų kažkas tai. O taip įsivaizduojamas yra botanikos sodas su keliom gėlėm. Tamarindų medis. Jauni bambuko ūgliai. Taip pat auga iki 35 metrų dydžio. Nežinau, kaip jie čia iš tų krūmynų išlūžinėja, bet čia geras. Kaip krūmai didžiuliai. Pas juos tokios yra vietinės eglės. Eglių nėra tokių kaip pas mus, tai čia va jų vietinės, jie čia skaito, kad eglė. Žmonės gyvena, turi vaizdą į botanikos sodą, gražiai.